Tai maža priešistorė yra tokia, kad kai sužinojau, kad Kristina ves tą stovyklą, viduj savo pasakiau, kaip aš norėčiau, bet jau buvau susiplanavus kitą stovyklą, kuri bus balandžio pabaigoje, ši stovykla kovo pradžioje ir galvoju, kaip čia taip sugebėti, bet kadangi į savo svajonių knygą užsirašus buvau ir viskas labai lengvai pavyko. Labai norėjau, nes turėjau galimybę būti kalėdiniam maratone pas Kristiną ir jinai mane nupirko visom prasmėm. Todėl tegul emocijos būna, jos visos vertingos, jos visos kalba apie tave. Tai va, todėl ir pasirinkau tą kelią. Aš rūpiu savo, tam sąmoningumo keliai būti gilu, prasminga, įdomu, bet tuo pačiu ir labai skausminga. Tai šitoj stovykloj, kaip ir kitos merginos paminėjo, taip ir aš turėjau santykį, susitikimą su savo tikruoju ir vidiniu vaiku ir su savo aš, kuris gal ne visada man patinka ir norisi, kad jis būtų toks. Tai man stovyklos konceptas labai tiko ir patiko, kad ne per daug, bet su saiku yra praktikų. Ne per daug, bet su saiku yra poilsio kiekvienai iš mūsų. Ne per daug, bet su saiku ir pažinimo, tų kelionių, ekskursijų, kurios kiekvienai davė žinojimą, atradimą, pamatymą. Ir ši stovykla tai yra kaip tėkmė, o moteris yra tėkmė. Tai vat viskas buvo toje tėkmėje, taip kaip gali būti, su tuo lengvumu, su tuo žaismingumu, su buvimu tiesiog. Ir aš manau, mes atlikdamos tas teiktas intencijas kiekvienai dienai turėjome puikią galimybę ir būti tėkmėje, ir būti debesyse, ir būti dykumoje, ir važiuoti, ir būti vandenyje, ir nardyti, ir daug įvairių patirčių, kur kiekviena iš mūsų save praplėtėme taip, kaip galėjome geriausiai, o visada galima ir dar geriau. Tai aš kiekviena iš mūsų linkiu stebėti Kristiną, atrasti jos veiklas, jas pamilti ir eiti tuo tobulėjimo keliu švelniai, lengvai, su pasirūpinimu savęs.